Iš ryto įtampa didelė. Prieš 10 minučių labai ypatingai pradėjo draskyti šaldytuvą. Badauskai toliau vagia. Blokuoja iš policijos gautas laiškas, Badauskai neleidžia atidaryti. Policijos pareigūnų laiškų. Iš ESO Igničių perdavė duomenis 1600 kW per mėnesį. Tai yra Badauskai toliau vagia. ESO bando uždengti, sakydami, kad skaičiukai sugėdė. Tačiau sąskaitas reikalauja, kad aš apmokėčiau vis vien. Tai yra nusikaltimai vyksta 14 metų. ESO tarpininkauja Badauskams ir įtraukia Ignitį į tą patį. Tai yra sisteminis klanas, kuris reketuoja visus Lietuvos žmonės, ne tik mane. Mano yra išskirtinis atvejis, nes Badauskai už pinigus yra nupirkę policijos pareigūnus. Tai yra jau faktas, kad yra pinigai mokami, tai yra duoklė mokama patiems policijos pareigūnams ir ignoruojami visi kriminaliniai nusikaltimai, yra kibernetiniai nusikaltimai. Badauskai valdo visiškai visus serverius, gali įsilaužti į bet kurios įstaigos įmonės serverius, reketuoti žmonės, siųsti SMS-us klaidingus, žaidimai per euro telefonai, teletelefonai, Tele2 telefonai. Vis naujų telefonų įrenginį prisijungiame. Šiandien rytmetį žinutė gauta, kad mano įrenginys yra mano vietovės buvimas Viešvinuose, medienos kažkokia deginimo įmonė, net nežinojau, kad ten tokia egzistuoja. Palydovas nurodo. Tai yra Badauskai dar kartą rodo, kad gali į bet kurios įmonės, į bet kurios įstaigos, prie bet kurio asmens prisijungti per trečius įrenginius ir jungiasi prie manęs. Tai yra toliau vyksta vagystė, toliau vyksta nusikaltimai, tai toliau vyksta politiniai žaidimai ir Badauskienė greičiausiai, būdama partinė, padėjo Šimonytei galimai surinkti net šitokį kiekį parašų, kas yra visiškai ir logiškai nesuprantama ir neįmanoma. Toliau matome, kad politinis elitas vadinamas, kabutėse jau elitas, nes jau tikrai nebepavadinsi elitu, jis jau pavyzdžių neberodo kitiems žmonėms, tai yra vagys, nusikaltėliai, toliau vykdo nusikaltimus, yra dangstomi, vyksta žudymai, vyksta terorizavimas, vyksta svetimo turto užgrobimai, vyksta asmens duomenų užgrobimai. Iki šiol policija 14 metų policijos pareigūnai nesima jokių priemonių sustabdyti nusikaltimus. Visiškai jokių priemonių. Iki įsilaužimo, žudimo šuns, galimai buvo įkandę šuo, kad nužudė, nunuodijo. Elektros vagystė. ESO dangsto. Kuo toliau, tuo labiau įsitikinu, jau nebėra jokių galimai, tai yra jau faktas, kad ESO dangsto nusikaltimus. Laidas yra prieš skaičiukus, ESO tarpininkavo. Prevencijos skyriaus vadovas Klemensas tarpininkavo ESO vagystei. Laidas yra prieš skaičiukus ir jie tą puikiai žino. Yra pagautas Siurblinas teritorijoje Badauskas ir nieko iki šiol nepadaryta, nesimta jokių priemonių, kad sustabdyti elektros vagystę. Sąskaitos milžiniškus, nežadu mokėti. ESO tyčiojasi, ESO vedo dvigubą buhalteriją ir pagrindinė buhalterė. Tai yra jau tikrai, vėlgi nebegalima žodžių net galimai pavartoti, tai yra greičiausiai ir faktas, nes šitaip dangstyti vagystę tikrai niekas nedangstytų. Badauskienė veda ESO dvigubą buhalteriją. Badauskienė buvo nekartą darytos kratos STT prieš 12 metų, panašiai 14, kad veda buhalteriją dvigubą, dėl to ESO ir dangsto Badauskienė. Visi duomenys yra sukelti į mano vaikų įrenginius ir kaip matom gali bet kurio asmens Lietuvos gyventojų įkelti įrenginį ir šitokiu būdu niekas nieko niekados ir nesuras. Policija ignoruoja, įsilaužta į Latvijos policijos nuovados serverius, įsilaužta į Kauno kriminalinės policijos serverius. Vadinasi, ir jeigu įsilaužė Kauno, tai vadinasi vienintelio dar ko jie bijo, tai yra Kauno
kriminalinės policijos. Susisieksim. Šitą vis tiek kovosiu, kad ir kiek jūs ten medikų papirkinėsit, aš turiu dokumentas, kuris originaliai buvo išrašytas ir tuoj pat atspausdintas su visais anspaudais. Esu visiškai sveika ir su šito sisteminiu klanu aš kovosiu tol, kol būsiu gyva. Užmušit ir po mirties aš kovosiu. Lakstys visi puodai, katilai skraidys jūsų namuose. Neduos ne vienam ramybės. Taip kaip jūs man 14 metų neleidžiat ramiai gyventi.